that's my name. I'm running this room around and then I'm still half your age. You are looking at me like some sweet mistake. Obvious that you won't be, but I don't want myself. Baby, please believe me. Labai daug visko. Šiaip yra gerų vietų labai. Baby, do you agree? Now she wanna Netikėtai. Sveiki. Labas. Labas, Martyna. Labas. Pažįsti Martyną? Pažįstu. Papasakok iš kur. Oi, pažįstu iš tikrųjų iš tokio projekto Chorų karai, nes jos tėtis yra vienas iš 16 hercų pagrindinių narių ir tuo metu jie vadovavo studentiškajam chorui, kuriame buvau aš, o Martyna buvo dar mažutė. Bet užaugai su muzika. Užaugai, gražuolė. Užaugau. Labai stiliova. Ačiū. Tavo tėtis dar muzikuoja ar ne? Taip, muzikuoja. Kada supratai, kad tu nori būti kaip tėtis? Aš žinokit, nuo gimimo. Turbūt kažkaip tikrai jau visada dainavau. Visą laiką tai žinojau, bet kažkaip tai profesionaliau, gal truputėlį dainuoti pradėjau kiek vėliau, tai bet žinau visą laiką šitą, kad norėsiu čia būti. Atrodo tokia kukli, dabar pradėjo kalbėti, ne? Ir šiaip iš tikrųjų tai labai keistai jaučiuosi, nes jaučiu užvedus ant šitos scenos tokią mažą Martinutę, kuri žiauriai norėjo dainuoti, būti Lietuvos balse ir toks filmas čia man. Bet labai gerai, įdomu. Gera pabaiga filmas. Aš išduosiu paslaptį, kad šita daina... Aš noriu pasakyti. Yra Prašau, guilty pleasure, Beno. Ateina dalyviai ir ten galvoja, kad jeigu nueis pas Jessica, tai vien popsą dainuos, jeigu ateis pas mane, tai aš iš visų darysiu kažkokius rockerius, bele kokius. Tai noriu pasakyti, kad šita daina yra mano viena mėgstamiausių dainų. Ta prasme, aš ją taip lesu pastoviai, man tai yra neįtikėtino gerumo daina, dėl to, kad aš žiauriai mėgau Nelly Furtado ir šitas gabalas, tas jaunosios kartos, Tate McRae kažkaip Janeta Ponytė. Tai superinis kūrinys. Tai tik tiek norėjau pasakyti, kad įspūdingas mano muzikinis skonis kartais būna. Kalbant apie pasirodymą, mano mygtuko paspaudimas yra iš avanso kategorijos. Nes pasirodyme buvo daug gerų vietų, bet svarstyklės va tokios buvo visą laiką. Ir pavyzdžiui, šokinėjimas tarp pilno ir falseto balso yra labai įspūdingas, ypatingai pirmam priedainį, antram priedainį man jau visiškai viskas subirėjo, bet labiau vadovavausi vis tiek sprendimą ties pirmų priedainių. Įdomu, žiauriai, yra dar vienas sluoksnis, kiek atlikėjas ant scenos su viena daina tau duoda informacijos, kokį jis balsą turi. Labai džiaugiuosi, kad vis savo primenu, jog šitas etapas yra tik tai pats pirmas dar. Mes vis bandom savo tą priminti, kelis pasirodymus, kad tai yra tik tai pradžia. Džiaugiuosi, kad atsisukom su Jessica ir džiaugiuosi, kad eisi toliau, kad galima bus šiek tiek tave stiprinti, atsiremiant į tavo stipriasias dalis. Tai sveikinu atėjusi Lietuvos balsą. Prašom, Ačiū labai. Išgirskite jos komentarą, jeigu norit. Jeigu norit. O aš norėjau paklausti, tu tave gal atlydėjo šiandien tėtis irgi į šitą projektą? Nedėjus konsuose. Dirba žmogus. Žmogus dirba. Bet jisai labai palaiko. Gaila. Aš su juo norėčiau suduoti vieną dainą. Visą laiką man patinka viena iš jo repertuaro, viena daina tokia. Kokia? Dabar jau viskas man nublėso, žodžiu, ginčykitės toliau. Mantas sako, kad jeigu tu ateisi pas mane, tada aš leisiu Mantui su tavo tėčiu sudainuoti dainą kitą.
Lema, čia jau yra dėl ko pasvarstyti. Ne, aš iš tikrųjų pritariu Benui, nenoriu kažkaip apsimesti, kad buvo tobulas tas pasirodymas ir kad ten nieks nedrebėjo ir ypač ant žemesnių natų pradžiai viskas taip labai čeikiai buvo. Nežinau, ar iš jaudulio, ar kodėl, nes šiaip, jeigu neklystu, tu ir džiazą kažkuriuo metu labai dainavai, tai vat mane gal faina, nes žinau, kad yra plati skalė kūrinių, kuriuos tu galėtum atlikti, ne tik vat, kažkoks pop, bet ir vat, įdomesnių džiazo prieimų, kuriuos tu įneši į tas dainas, nu, vat, ties jais gal reiktų fokusuotis ateityje. Tai bet kokiu atveju su tuo avansėliu, bet apsisukome abudu, fainiausia Lietuvos pora. Ne, jau čia buvo. Wow. Na, žinai, čia užbėgu. Bet mūsų kėdės nėra suklijuotos, mes esame du skirtingi žmonės ir ateitis yra mano komandoje, aš kviečiu tave pas mane. Tu dar pasakyk, kad aš kotletas, kaip esi. Ne kotletas, bet apie 6-9 taip esu pasakęs ir neatsiemu savo. Kaip ilgai viskas, aš nežinau. Gal čia papasakos. Mes namuose nesipykstam, leiskit mums dėlį. Čia aiškins viską. Einu aš kažką pas muzikantus, gal kažką. Aš iš tikrųjų tai net nelabai galvojau, ką aš rinkčiaus, nes man tai tiesiog buvo esmė padainuoti, taip kaip aš noriu padainuoti, gerai padainuoti. Tai dabar iš tikrųjų sunku, bet aš žinau, kad išausiu random. Nes tikrai abudu labai gerbiu ir labai myliu. Ir Jessica aš apskritai pažįstu, tai galbūt įdomu Beną pažinti. Ok. Važiuojam. Labas. Labai malonu. Ačiū tam. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, juos visada rasi Lietuvos balsas YouTube paskyroje.